atsakinga už grupės iš Lietuvos ir visiems lietuviam pasakoju, kas čia yra per mūsų instituciją. Taigi matote, trupučiukai esu peršalusi, nes vis dėlto oras yra vėsesnis žymiai, negu turėtų būti šitam metų laikui, truputėlį nepasisekė ir jums, kad dabar toksai atšalimas yra, tai iš anksto noriu atsiprašyti, jeigu reikės man sustoti ir pačiaudėti arba tiesiog atgauti balsą, nes kaip tik vakar peršalu, manęs dėja nėra kas pakeičia, taip kad visiems aš turiu kalbėti. Taigi, kas yra tas parlamentas? Dabar, nors žmonės, kai kurie vis dar nesugrįžę, bet galiu iš karto pradėti, kad įsivaizduotumėt, kokios yra pagrindinės ES institucijos ir ką jos daro. Tai visos pagrindinės institucijos yra šitos. Ir kad suprastumėt, kaip veikia ES, iš tikrųjų yra svarbus. Yra valstijos, jos susijungia, yra viena valdžia, prezidentas ir viskas ten tvarka. Jos turi savo savarankiškumą, sakysim, Amerikai valstija, kas teko susidurti, ką ten, kokiu tais įstatymais, kiti ar ką nors. Bet vis tiek yra viena kariuomenė, viena Amerika. Ir visiems aišku, Europai taip nėra, nebus ko gero. Apie tai kalba neina, nes jie yra skirtingos tautos. Ten visi amerikonai, jie skiriasi, jie vieni angliškai šneka, kiti ispaniškai, ten, sakysim, vienos rasų išsimaišė visokių, sakysim, dabar kinų ten imigruoja į Ameriką, visokių, reiškia, mišinys, bet jie nesuskirta, nėra Teksaso. Those against the abstentions, that is adopted. Congratulations to Mrs. Guimarães. The next item is the vote on the report by Mrs. Barnett Commission. Our next item is recommendation for second reading on the Council position on equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity. Rapporteur, Mrs. Lulling.